Mundžero ir alkoholis. Žadėjau įrašyti atskirą video apie vyną. Tai žodžiu, iš pradžių daug kas manęs klausinėjo, kaip yra su alkoholiu, ir aš visiems sakiau, kad, žinokit, ne kažkas ir pasikeitė. Iš tiesų man mažiau šiek tiek skanesnis šiuo metu yra vynas, bet ne kažkas dramatiško. Ir turėjau čia tos keletus social events, kelios taurės vyno, viskas tvarkoja, viskas gerai, žodžiu, nemačiau jokio didelio skirtumo. Bet tada, nuvykus į Londoną, aplankėme draugus ir taip jau gavosi, kad kažkaip tai, užsikūrė tas pagurkšnojimas didesnis, tai ką galiu pasakyti. Dabar aš ilgam nenoriu gurkšnoti daugiau, todėl kad pagyras aš jaučiau 2 dienas. 2 dienas. Pirmą dieną tai buvo iš viso katastrofa, mane taip pykino, aš šiaip nesu iš tų, kur mane labai pykina ant pagirių, ar kažkaip tai šiaip labai blogai jaučiausi, ten paskauda kartais galva, visą ką, bet čia buvo, kažkas tokio. Mus draugas vežė iš užmiesčio su automobiliu, tai teko jam sustoti anksčiau, nedavežus iki namų, ir paleisti mus prie stoties, nes aš nebegalėjau automobiliu važiuoti ir galvojau, gal man bus traukiniu metro lengviau. Tai grįžus namo pamiegojau, šiek tiek pagerėjo, bet iš esmės tai pykino iki pat vakaro ir net kitą dieną. Net kitą visą, iki kitos dienos vakaro mane pykino. Ir ta prasme, jaučiausi tikrai prastai. Tai žodžiu, kaip ir sakiau, bent jau kol kas, tai didesnėm išgertuvėm